Taigi šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip galima iš VDU tinklo prieiti prie duomenų bazių ir jose ieškoti informacijos, įvairios teorinės medžiagos ir naujausių tyrimų, kurie gali būti naudingi rašant bakalaurinius darbus ar šiaip rengiant, tarkim, kažkokias tai ataskaitas ar ieškant tiesiog medžiagos tyrimams. Tai dabar nuo ko pradėti? Galima pradėti nuo VDU tinklapio ir čia yra nuoroda į VDU bibliotekos tinklapį. Spaudžiame ant jos, patenkame į VDU bibliotekos naujienas, matome pagrindinės naujienos susijusios su duomenų bazėmis, kad galime atlikti paiešką nemokamai dabar testuojamose duomenų bazėse. Ir čia galima apie tai plačiau pasiskaityti. Bet mus domina kitos duomenų bazės, kurios yra prenumeruojamos ir keliaujame į štai šią nuorodą duomenų bazės ir pasirinksiu užsienio duomenų bazės. Mane konkrečiai domina EBSCO Publishing, spaudžiu daugiau. Ir matau tokį nemalonų puslapį, kuriame rašoma, jog puslapis negali būti surastas. Bet tai nieko baisaus, mes galime tiesiog nusikopijuoti šį pavadinimą EBSCO ir pabandyti surasti jį per Google. EBSCO paiešką ir įrašysime čia EBSCO Search. Ir Google'as iš karto siūlo mums EBSCO Publishing Service Selection Page search.ebscohost.com. Einame į šį puslapį ir jeigu jūs jungiatės iš VDU tinklo, turėtų jums irgi atidaryti laisvai šį puslapį, neprašant jokių prisijungimo vardų ir slaptažodžių. Keliaujame į EBSCOhost web ir čia mes galime pasirinkti daugybę įvairių šaltinių, kuriuose ieškoti. Paliksiu šį kartą vien tik tai šį, arba gal geriau pažymėsiu visus. Čia jūs galėsit pasieksperimentuoti su šaltiniais ir čia mums reikia įrašyti raktinį žodį, pagal kurį paieška mums surastų straipsnį arba knygą duomenų bazėje. Ir ieškome, tarkim, man įdomu, komunikacija. Komunikacija, bet vien tik tai rašius komunikaciją mes gausime labai daug rezultatų. Matote, 5 milijonai, virš 5 milijonų rezultatų. Tai su tokia paieška ir tokiais rezultatais mums sunku bus ką ir padaryti. Jeigu mes susiaurintumėm komunikaciją ir žodelis efektyvumas, ar ne? Kada komunikacija efektyvi, visokių šaltinių mes dabar gauname ir paieška susiaurėja iki 190 tūkstančių. Pasižiūrėkime, kaip galima parsisiųsti arba peržiūrėti tuos straipsnius, kurie pateikiami paieškoje. Tarkim, mus domina šis straipsnis, spaudžiame ant jo, galime pasiskaityti santrauką ir jeigu jis mūsų domina, mes norime pasigilinti į jį, spaudžiame ant štai šio PDF ženkliuko nuorodos ir galime šį tekstą atsidaryti visą, paskaityti, pastudijuoti arba parsisiųsti savo kompiuterį. Ir žiūrėti tą tekstą savo kompiuterį matyti. Atkreipsiu dėmesį, kad ne visi paieškoje rodomi tekstai, straipsniai, knygos yra pasiekiami ir juos ne visus galima parsisiųsti. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį, kad galima parsisiųsti, jeigu yra tokia nuoroda, kad full text, ar ne, galima parsisiųsti. Kaip ieškoti, naudotis pačią paiešką, galite nueiti į YouTube kanalą ir susirasti EBSCO. Įveskite EBSCO Information ir yra toks EBSCO Information Services kanalas, kuriame yra įdėta daugybė įvairių mokomųjų filmukų, kaip ieškotis EBSCO paieška. Taigi pradėkite nuo šių bent kelis pirmosius įvadinius filmukus, pasižiūrėkite, kad jūsų paieška tiesiog netaptų jums dar didesnius galvos skausmų ir pradėkite ieškoti teorinės medžiagos.